Breičiūnas visi. Breičiūną atvažiavo. Apie Pakruojį garsas sklinda. Ir dėl bendruomenių šaunių. Sigutėnuos susirinko pačios šauniausios iš jų. Mes pirmą kartą pakelsime aukštyn savo bendruomenės vėliavą. Ką padaryti paprašysiu gerbiamą Seimo narį Joną Juozapaitį, rajono merą gerbiamą Saulių Gegecką, na ir mūsų bendruomenės atstovę jaunąją Bernadetą, kuri garsina Europoje ne tik Sigutėnų, ne tik Pakruojo, bet ir visos Lietuvos vardą. Tai Europos čempionė Karate Šotokan Bernadeta Daubaraitė. O dabar ten nuskambės jūsų ir mūsų sąskrydžiui skirtas himnas. Svarbiausia mums, o draugus susitik, nes kartu kaip pabūname, atsigauna širdis, mes bendruomenę kūrėme, siekia būti drauge, vienas kitą mes turime, ir sausme ir džiaugsme, nes bendruomenę kūrėme, siekia būti drauge. Ačiū visiems. O dabar noriu paskelbti, kad į rajono bendruomenių sąskridį neįsigantį nei šiai dienai pranašauto karščiausių šios vasaros oro, nei mus galinčių paskandinti škvalo, susirinko 12 bendruomenių. Buvo užsirašę 16, bet 4 turbūt pasikeitė planai. Tai dabar aš visus pristatysiu, kai pasakysiu pavadinimą atsiliepti. Gerai? Taip, Pakruojo kaimo bendruomenė. Rajono meras Saulius Gegeckas, vicemeras Romas Medveckas, kuris iš atostogų atėjo. Ir vietos veiklos grupė, kuri vertins visas jūsų pastangas, vadovaujama direktorės Rimos Juozapavičienės, pirmininkės Marytės Žiubrienės, Vitolio Urmano, kuris deklaraciją užpildė ne kaip vietos grupės narys, ne kaip Klovainių skaldos generalinis, bet kaip gimęs Sigutėnų kaime. Ir Saulius Markis. Ir, atsiprašau, Janina Dirbanauskė. Dabar paprašysime tarti žodį svečius. Gerbiami svečiai, reiškia, ir mažiausia. Nuoširdžiai sveikinu jūs šiuo 7 sąskrydžiu, linkiu tikrai gero oro, sėkmės, čia varžyti, sportuoti, praleisti gerai laiką. Iš tikrųjų labai smagu matyti jūs atskridusius į Sigutėnus. Mes, politikai, labai džiaugiamės, kad mūsų rajone yra stiprios bendruomenės, aktyvūs žmonės, tikrai su jūsų pagalba daug ką galima bendrai dirbdami padaryti. Geros nuotaikos visiems, pabendraukime, pabūkime kartu, saulėje tikiuosi neištirpsime visi, jeigu kas gaivinsimės šalimais užtvankoj ir, man atrodo, bus labai puikiai šiandien. Sėkmės visiems. Airių liaudis, bet ir mūsų liaudis neapsieina be kaimyno peties, draugo, paramos, be pažįstamo, be artimųjų. Ir niekas negyvena vienas. Visada yra žmogus, kuris turi būti šalia. Ir mes šiandien jūsų dėka šitai matome. Mūsų visa vietos veiklos grupės komanda nuoširdžiai sveikina sigutėniečius, kurie tikrai susibūrė rengdami šį sąskrydį. Jie sutelktai įgyvendina, jau vadinkime, 3 mūsų vietos veiklos grupės strategijos projektą ir sąskrydžio užbaigimas rodys, kad jiems sėkmingai šį projektą pavyko įgyvendinti. Labai džiaugiamės, kad ši bendruomenė turi savo sielą Pranutę. Džiaugiuosi geros rungties, gerų varžytuvių šiandienos sąskrydį ir žinoma
geriausios nuotaikos visiems. Sportinių varžybų, o be to pabendravimo. Būkite laimingi. Labai ačiū svečiai. O dabar dar kartą lenkdama savo žilą galvą, kad nesimatytų sėdėjo kepurė, tikrai pražiolo labiau, tik nesuplokome kiek ruoždamės tam sąskrydžiui. Dar kartą lenkdama galvą Sigutiniečių vietos veiklos grupės, sporto centro, čia kur mums padės organizuoti Pakruojo seniūnijos rajono bendruomenių sąjungos. Ko Kazytė nepakvietėm? Kazytė. Mes Kazytė, atsiprašom, Kazytė, čia rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė. Mūsų projektų vardu noriu palinkėti, padėkoti savo rajono valdžiai, kad mus taip remia, palaiko. Taip pat noriu padėkoti vietos veiklos grupiai, kad visą laiką mus tempia, taip už ausų, tai už rankos, tai už pedalių, tai dar už kampos. Taigi visiems linkiu geros dienos, gerai darymą. Mes turime pabaigti mūsų jaunosios bendruomenės narės Lauros grojamą kankinų melodiją. Priimkite dar kartą visi tokį mūsų sveikinimą. Ne, gerai visiems. Mašio, čia mėgit prezidentūrą. Negi mus atvažiuotų, niekad nepasakė. Jėzau. Jėzau. Ką padaryti? Президента! Brangus sąskrydžio dalyviai, aš juodojo diržo karate turinti prezidentė šiandien negalėjau neatvykti į Sigutėnus. Man dar vakar buvo pranešta, kad čia gyvena mergaitė vardu Bernadeta, kuri savo meistriškumu pasaulyje garsina ne tik Pakruojo vardą, bet ir Lietuvos. Bernadeta rodė, ką mokė. Benai, kur tu? Kad man tokio svarbaus karate meno mokosi ir jos mažylės broliukas Artūras. Kaip smagu man matyti tokią šaunią Sigutėnuose palaiko
komanda. Ačiū Jums, mėlėjai. Suardami laukus. Naujausi traktoriai ir savaeigiai vartomi plūgai su itin mažomis kuro sąnaudomis leidžia greitai ir švariai atlikti darbus. Visi žinome, jog šis kraštas gausus varnomis, ne veltui vadinama humoro, alaus ir varnų sostinė. Šie paukščiai kartais sukelia bėdų ir javų augintojams, tačiau visada į pagalbą atlikia itin aukštos patirties ir kvalifikacijos turintis medžiotojai. Mūsų klovainių simbolį, nes dabar prie karjerų ne tik nusimaudyti, bet ir pažvejoti nėra vietos. Juose daug karjerų mes žvejojame visi, traukiam žuvį mes sušylę, išrūkysim bus skani. Sigutėnai prie karjerų atvažiuokite visi, pažvejosim, padainuosim, bus diena labai smagi. Sigutėnai rengia šventę, sugužėsim čia visi, pavaišinsim jų žuvienę, ji labai labai skani. Sigutėnai, sigutėnai, mes draugai geri, atvažiuokit prie karjerų, pažvejosime visi. Tai kas geriausias rezultatas? 2 iš 5. Pana. Baisių pirmininkė, palaikom. A čia raša kas stoja? Raša rezultatas, paskelbsim nugalėtojus, įteipsim, viskas bus sutvarkyti. 1-0. Ja, tų kliūčių nevartykit. Nuo pusę pėdos galim, bet nedaugiau. Pusę pėdos. Taip, 4-1. 5-1. Taip, prašom, matas. O, kažką. Taip, pagroja. Pirminas, pagroja kaimą, tiksliau, pagroja kaimą. Prašom pradėti. 1-0. Dovien, gan taiklė. Palaikom kaimins, 3-1.